Sveika. Labą dieną. Sveiki. Retai besusirenkam baltistiniais reikalais. Taip. Smagu matyti. Na ką, viena minutėlė po 2, aš manau, galim po trupučiuką ir startuoti. Tai dar kartą sveiki susirinkę visi ilgalaikės programos literatūriniai baltistikos tyrimai, jau 5-ąjį ciklo seminarą, kurio pranešėja šiandien Jungtinės mūsų instituto ir Vilniaus universiteto doktorantūros doktorantas Vilius Mingilas, kuriam vadovauju aš, ir jisai priklauso institute veikiančiai literatūrinės baltistikos grupeliai, rengia disertaciją komparatyvinę tema Mitinis Vlado Braziūno, Sigito Gedos ir Knuto Skujenieko poezijos matmuo modernioji gyvybės rato versija. Tai šiandien, kaip supratau, Vilius pristatys savo tyrimo dalį susijusią su gyvybės ir mirties fenomenais Braziūno poezijoje. Būtent Braziūnas jo fokuse šiandien atsiduria, bet gal pats geriau pakomentuos, koks dabar šito tyrimo statusas ir jo vieta būsimoje disertacijoje. Na, mačiau, kad netgi ir pats Vladas Braziūnas, tyrimo objektas ir tos poezijos autorius, domėjosi šituo seminaru, tik tai dėl poezijos pavasario renginių negalėjo prisijungti, bet bus įrašas, tai galbūt ir pasiklausys. Tai dar tokia didesnė atsakomybė tyrinėti gyvąjį poetą, kuris ir pats reaguoja į tuos tyrimus. Na ir dar tik tai priminsiu tuos formalumus, kad pagal mūsų tradiciją pranešimai skiriama 45 minutės iki 45 minučių ir dar apie 15 minučių diskusijai. Todėl visų prisijungusių prašyčiau suinteresuotai klausyti ir po pranešimo užduoti Viliui klausimų, nes šito seminaro viena iš funkcijų yra ne tik pristatyti tyrimą, mokytis viešojo kalbėjimo, bet ir tokių savo tyrimo pozicijų išsibandymas galbūt. Tai būtų gerai, kad sureaguotumėt, jeigu nugirsit kažką įdomaus ar galbūt turėsit kokių komentarų ar papildomų pastabų. Tai Viliau, tada prašau, daug nekalbėdama perduodu tau mikrofoną ar ekraną, kaip čia reiktų sakyti. Labą dieną dar kartelį visiems. Tai ačiū, kad pakvietėt, ačiū, kad prisijungėt. Tai ir šiandien būtent kalbėsiu apie Braziūno poeziją. Tai aš dabar vis dar jaukinuosi jo tekstus, jaukinuosi ir taikau skirtingas prieigas, metodologinės, vis dar toks kaip paieškų etapas. Tad šiandien pristatysiu kaip vieną iš mėginimų analizuoti jo kūrybą. Tuomet aš jau ir galiu pradėti, tuomet pasidalinsiu ekranu. Tai klausimas, ar matote? Taip.
Taip, puikiai matome. Šaunu. Va. Tai va, šiandienos mano tema yra gyvybės ir mirties ištrukmė Vlado Braziūno poezijoje, ugnies elementų vaizdinės transformacijos. Pranešime analizuosiu gyvybės ir mirties semantikos poetinį išraiškos planą Vlado Braziūno lyrikoje, kuris sudarytas iš pirmapradžių elementų ir jų tarpusavio sąveikos. Prancūzų filosofas ir literatūrologas Gastonas Bachelordas išskyrė dvi vaizduotės rūšis, kuriant, cituoju, kuriančią formų pasaulį ir materijos pasaulį vaizduotę. Arba trumpiau tariant, formalią ir materialią vaizduotę. Citatos pabaiga. Mokslininkas daugiausiai dėmesio skyrė materialiai vaizduotei ir savo tyrinėjimuose analizavo literatūros tekstuose esančių vaizdinių substancijas. Substanciją Bachelordas apibrėžė kaip vieną iš 4 fundamentinių gamtinio pasaulio materijų. Tai yra vanduo, ugnis, žemė arba oras. Šių substancijų kaip pamatinių vaizdinių materijų literatūrologas ieškojo grožiniuose tekstuose ir nustatė, kad, pavyzdžiui, Hofmano vaizduotę sudaro ugnies, Edgaro Alano Po vandens, o Nyčės oro substancijos. Bachelardo gamtinio pasaulio substancijas atitinka mitinio erdvėlaikio elementai, kurie baltų kultūroje pasitelkiami vaizduojant gyvenimo ir mirties fenomenus. Mitinio pasakojimo išraiškos plotmėje visą žmogaus gyvenimo ciklą galima išreikšti ugnies, vandens, žemės, oro elementų vaizdinėmis transformacijomis. Pavyzdžiui, kibirkštėlės gali būti suvokiamos kaip gyvybės pradžia, kaitri ugnis kaip jaunystės jėga, kuri palaipsniui blėsdama įpavidalina artėjančią mirtį. Ugnies užgesimas ir skirtingi jos raiškos būdai, tokie kaip pelenai, suodžiai ar dūmai, archainėje vaizdinių sistemoje tapatinami su mirtimi. Mitologė Daiva Vaitkevičienė studijoje Ugnies metaforos analizavo ugnies elemento apraiškas ir jo vaizdinės transformacijas baltų mitologijoje. Pasitelkdama lietuvių ir latvių tautosako, to pačio Gastono Bachelardo idėjas ir prancūziškąjį struktūralizmą, mokslininkė išskiria dvigubą mitinių tekstų išraiškos plotmę, kurią apibūdina kaip gilųjį ir paviršinį figūratyvumą. Gilųjį figūratyvumo lygmenį sudaro ugnies, žemės, vandens, oro substancijos, kurios transformuojamos į paviršinės figūras tokias kaip rožė, kraujas, auksas ar duona. Pasitelkęs nurodytas mokslinės prieigas, lietuvių ir latvių mitologinės studijas bei tautosaką, pranešime analizuosiu Vlado Braziūno poezijos išraiškos plotmę, sudarančias ugnies ir vandens substancijas. Braziūno lyrikos tyrinėtojai jau yra atkreipę dėmesį į materialią jo poezijos prigimtį. Elena Baliutytė rašo, kad, cituoju, vėjas, kaip ir ugnis bei vanduo, čia yra itin aktyvus pasaulio savikūros dalyvis. Citatos pabaiga. Tačiau pabrėžė, jog, cituoju, požeminė erdvė yra svarbiausia Braziūno poezijoje. Citatos pabaiga. Požeminė sritį baltų mitinio pasaulio struktūroje atstovauja vandens elementas. Skirmantas Valentas taip pat teigia, kad, cituoju, Vlado Braziūno kūrybai būdingas žemasis pasaulis, besiribojantis su žeme, vandeniu ar besileidžiantis į požemius. Citatos pabaiga. Tačiau mokslininkai aptarė poeto tekstų materialumą bendroje jo kūrybos apžvalgoje, tam neskirdami išsamesnio tyrinėjimo.
Pranešime nagrinėjusių knygos Stalo kalnas išleistos 2014 metais eilėraščius, kuriuose ugnies ir vandens stichijos įpavidalina gyvenimo ir mirties semantiką. Vanduo ir ugnis eilėraščiuose sudaro ambivalentišką struktūrą, kurią poetas pasitelkia vaizduodamas gimimo, steigties, gyvenimo, artėjimo link mirties ir mirimo fenomenus. Šiems procesams išskleisti Braziūnas pirmapradžius elementus transformuoja į konkretesnius natūraliojo pasaulio pavidalus. O dabar pereisiu prie pačių eilėraščių. Braziūno eilėraštyje Žaibolaida vandens ir ugnies elementai pasitelkiami pavaizduoti gyvybės steigties aktą. Aš atsiprašau, Viliau, nesik. Aha, man ir jūs užstrigote. Jeigu nesikeičia skaidrės, tai reikėtų vėliau dabar sustabdyti dalinimas ekranu ir pabandyti tiesiog kitų būdų pasijungti, tada turėtų viskas būti gerai. Va dabar pasikeitė. Va. Tai jeigu tuomet padidinu, tai galim dar pamėginti va taip. Tuomet jeigu ką, tai būtinai sakykit ir va. Tai va. Tai tuomet va, galiu drauge perskaityti eilėraštį, kad va susipažintumėme. Išdantyti miškai ir plokštikalnės plyti kaip stalas, po karštais akmenais nepaliauja to gražu liūtis, jokio aido iš slėnio, iš kur atkeliauta gyvybės, juodą kelią pašvietusios žiežirbos grįžta į niekur. Šnypščia gelė kirmykštė migla, rasomis į akis įsikibus, atlinguoja padangių žaltys, pieno kraujo pritvinkęs, debesų elektra palengva susilieja su žemės ir prigyja tenai, kur prieš mirksnį norėjo numirti. Eilėraščio veiksmo pradžios erdvė yra patvinusi vandeniu, kuriam poetas suteikia karštų liūčių pavidalą. Šioje strofoje taip pat minimi aido ir žiežirbų vaizdiniai. Aido nėra, o žiežirbos išnyksta. Baltų kultūros pasaulėvaizdyje kosmogoninis gyvybės atsiradimas tapatinamas su kibirkštimis. Cituoju. Dievas angelus išskelia, laikydamas rankoje titnagą ir spiltuvą. Ir kiek kibirkščių išlėkė, tiek stojasi angelų. Citatos pabaiga. Tačiau kol kas Braziūnas eilėraštyje vaizduoja gyvybės nebuvimo fenomeną. Pirmoje strofoje žiežirbos užgęsta, o aido iš slėnų, iš kur atkeliauta gyvybės, nėra. Taigi šiame epizode gyvybės steigtis neįvyksta. Antra strofa prasideda vandens vaizdiniais. Šnypščia gelia migla, rasos akių nepaleidžia. Vizualinė, akustinė ir jutiminė eilėraščio erdvė užpildoma vandens stichijos. Sekančiose eilutėse Braziūnas sulieja du lietuvių tautosakos veikėjus. Tai yra Žaltį ir Perkūną. Žaltys eilėraštyje pritvinkęs gyvybės ir mirties, kurios teksto figūratyvinėme lygmenyje pasireiškia pieno ir kraujo vaizdiniais. Gyvybės ir mirties, pieno ir kraujo sąveikoje atsiranda debesų elektra, kuri gali būti gretinama su eilėraščio pavadinimu Žaibolaida. Tarpininkaujant ugnies elementui sujungiamos viršaus, apačios, dangaus, žemės priešpriešos. Šį kartą ugnies elementų sėkmingai pavyksta įsteigti gyvybę. Paskutinėje eilėraščio eilutėje ji prigyja ir nebenori mirti. Perinu prie kito eilėraščio, kuriame poetas pasitelkia gamtinio pasaulio figūras. Beje, pasikeitė pas jūs
eilėraštis pasroviui. Ne, vėliau nepasikeitė, žinok. Va dabar pasikeitė. Gerai tuomet. Tai tuomet aš galbūt neišdidinu ekrano ir va taip. O dabar matosi ir skaitomai matosi, ne? Matosi taip puikiai. Tai va, šiame eilėraštyje Braziūnas pasitelkia gamtinio pasaulio figūras, kurios išreiškia gyvybingumo semantiką. Miškų ir pievų paukščiai, o mieste ant kalno sukom lizdą. Nuo dievų, altorių vogiam trupinius, jauniklių ryklė žiojosi, raudonos aplinkui tryškos progėlės, žilvičių gležni žaltyčiai stėbėsi dievo ir upė šniokštė tarsi balso klostės ir pieno puta taškė ant žolių. Gamtiniuose gyvybės atgimimo ir žydėjimo vaizdiniuose galima įžvelgti 4 pirmapradžius elementus – orą, ugnį, žemę ir vandenį. Ant kalno esantis lizdas ir upė erdvinės padėties vertikalėje aukštai žemai atstovauja oro ir vandens stichijas, raudonos progėlės, kurias lietuvių kalbos žodynas sieja su pumpurais arba kibirkštimis, dėl savo spalvinio panašumo gali būti traktuojamas kaip vaizdinė ugnies transformacija. Žaltyčių stebimasis įpavidalina žemės elementą, nes, cituoju, tarpininkas, jungiantis šios 2 priešingus elementus, tai yra ugnį ir vandenį, turėtų būti medžius ir visus augalus auginanti žemė. Citatos pabaiga. Visi 4 pirmapradžiai elementai eilėraštyje sudaro mitinę struktūrą ir dalyvauja poetinėme gyvybės prisikėlime ir šėlsme. Gyvybės žydėjimas eilėraštyje vaizduojamas 3 vertikalės lygmenyse. Lizdas sukamas ant kalno, žemėje tryškos progėlės, o požemių srityje šniokštė upė. Baltų pasaulėžiūroje pasaulio sandaros modelis sudarytas būtent iš 3 mitinių sluoksnių, kuriuos sujungia kalno arba gyvybės medžio figūra. Cituoju. Pasaulio medis yra 3 visatos sferas – požemį, žemę ir dangų peraugęs medis, kurio šakose paprastai vaizduojami dangaus dievai, saulė, mėnulis ir paukščiai. Prie šaknų požemio dievai, žuvys ir gyvatės, o prie kamieno žemės dievai, gyvuliai. Citatos pabaiga. Gyvybės medžio raišką eilėraštyje papildo lizdo vaizdinys, kuris sukamas būtent ant kalno. Čia vėl aptinkama kalno figūra, kuri mitinėje sąmonėje simbolizuoja pasaulio centrą. Cituoju. Senosiuose mitologijose kalną vaizduotasi pasaulio centre, ten, kur yra pasaulio ašis. Jo viršuje gyvena dievas, apačioje demonai. Citatos pabaiga. Tokioje mitinėje erdvėje pirmą kartą buvo sukurta gyvybė, todėl tik čia, pasak Mirčia Eliadės, jos atkūrimas gali būti pakartotas. Braziūnas, vaizduodamas gyvybės prisikėlimą, savo poetinę erdvę taip pat konstruoja pagal mitinį modelį. Tuomet pereikim prie kito eilėraščio, kuriame jau artėja mirtis. Čia prašokau. Knygos lyriniam subjektui judant link mirties keičiasi vaizdinė tekstų išraiškos plotmė. Eilėraštyje veiksmas, mąštančios gyvybės ir artėjančios mirties semantika įpavidalinama blėstančios ugnies ir vis labiau dominuojančio vandens vaizdiniais. Veiksmas laiko pakraštyje, besibaigiant gėlėtiems šiltiems mėnesiams, geismingą neurastenišką rudenį, tyloje tvyrant blykštančiai miglai, migdančiai, tolstančiai.
Šuo ant būdos be garso ploja vienintelę spalvą - oranžinį melioną. Suopis vienu sparnu, pakibęs ant vartų virpsto, supasi stadione. Vidur stepės, voratinkliai, žolės avims lygi šakumo, teška atplukši, varvantis medžiai. Teksto pradžioje vaizduojama atmosfera sudaro ugnies ir vandens elementai, išreikšti gėlėtų šiltų mėnesių ir miglos figūromis, kurių intensyvumas eilėraščių išraiškos plotmėje mąžta. Gėlėti mėnesiai baigėsi, o migla blykšta ir tolsta. Mažėjimo vektorių papildo eilėraščio vyksmo vieta, kuri apibūdinama kaip esanti laiko pakraštyje. Veiksmas tarsi artėja prie savo trukmės pabaigos. Braziūnas praplečia gėlėtų mėnesių ir miglos vaizdinių semantinį lauką mitinių kodų. Mėnesiai yra rudeniški, o miglai suteikiamas migdančio objekto epitetas. Ruduo archajinėme pasaulėvaizdyje homeomorfizmo principu tapatinamas su žmogaus senatve, o miegas su mirtimi. Cituoju. Taigi žiema yra ne tik visuotinis miegas, iš kurio pavasarį saulelė tupdama budina svietą, bet sykiu mirtis, kurios glėbyje atsiduria viskas, kas rudenį numirė. Citatos pabaiga. Eilėraščio vyksmas juda link mirties, kurios išraiškos plotmę dar labiau sustiprina tvyranti tyla, kuri gali būti tiesioginis mirties ženklas. Mirimo procese vyksta gretutiniai veiksmai. Šuo loja, suopis supasi. Šuo loja be garso, todėl jis yra arba toli, arba loja tyliai, negirdimai. Bet kokiu atveju šiuo vaizdiniu sustiprinama tolstanti ir tylinti eilėraščio atmosfera. Šuo loja ant vienintelės eilėraščio spalvos oranžinis, kurią įpavidalina meliono figūra. Oranžinis melionas mitinėme eilėraščio klode gali būti suvokiamas kaip besileidžiančio saulės diskas, kuris drauge su eilėraščio vektoriumi keliauja myriop. Baltų mitologijoje, cituoju, saulė leidžiasi į šią mirties ir mirusiųjų karalystę. Tai yra paskandas. Pati simboliškai mirdama, prigerdama vandenyje. Citatos pabaiga. Taigi, vaizdinė ir mitinė eilėraščio kryptis papildo vieną kitą. Paskui veiksmo vieta perkeliama į stepės vidurį, kuris tampa eilėraščio erdvės centru. Baltų pasaulėvaizdyje mitinėme centre skleidžiasi ne tik kosmogoniniai, bet ir eschatologiniai procesai bei jas atkartojančios apeigos. Tokioje eilėraščio erdvėje, viską nutildant jaustuku įvyksta finalinis veiksmas. Teška atplukši varvantis medžiai. Medžiai šlapi ir apgaubti vandens, o panirimas į šią substanciją baltų mitologijoje tapatinimas su mirtimi. Pasak Linos Bugienės, cituoju, liaudies sąmonėje mitiniai vandens ir mirties įvaizdžiai buvo itin glaudžiai susipynę ir vanduo chtoniniu savo aspektu traktuotinas kaip mirties ir grėsmės stichija. Citatos pabaiga. Eilėraštyje mirtis šlapimedžių pavidalu artėja atplukši prie lyrinio subjekto į eilėraščio centrą, kuriame įvyks jo mirtis. Ir dar vienas eilėraštis, paskutinis. Šiame eilėraštyje mirtis išreikšta ir vandens ir ugnies vaizdiniais. Šulinio teleobjektyvas pritraukia teliuko lęšį, reginti šeimininką, statantį lygmalą viedrą, sąnarius geliančio vandenio ar keliantį šieno doklą, jau sunku lyg pirmutinis giliausio dangaus rentinio žiedas. Pasispiri, čiūšt per dangų, kaip per baltrūno kūdrą.
lūgnių prižydusią čiuoždavo Nojaus geldą. Gelbėt vėlu, užsiuvo mane negrabiais lavoninės dygsniais ir dar prižaibavo prie rentinio. Abu eilėraščio veikėjų judesiai yra ribinės situacijos. Kibiras lygmalas, tai yra pilnas iki pat kraštų, o šieno doklas sunkus tarsi pirmutinis, paskutinis dangaus šulinio rinkinys. Abu vaizdiniai įpavidalina beveik priartėjusią mirtį, veiksmų kryptis erdvės vertikalėje priešingos. Kibiras statomas žemyną, o šienas keliamas aukštyną. Situaciją taip pat paaiškina mitinis kodas, nes baltų pasaulėžiūroje pomirtinis pasaulis įsivaizduojamas dviejose erdvėse - paskandoje ir dausose. Paskanda - požemyje esanti vėlių buveinė, kurią eilėraštyje simbolizuoja vandens vėdras, o dausos dangaus pomirtinė erdvė tekste išreikšta šieno vaizdiniu. Mirties semantika papildo paskutinėje strofoje minimas lavoninis dygsnių vaizdinys. Taigi, lyrinis subjektas miršta, tik neaišku, kuria kryptimi keliaus į anapusinį pasaulį. Ir ši situacija apima visus mitinio pasaulio sluoksnius. Šieno doklas atstovauja dangaus, šeimininkas žemės, o vandens kibiras požemio sferas. Skirtingus lygmenis eilėraštyje sujungia šulinio figūra, kuri vaizduojama siekianti giliausią dangų. Lietuvių tautosakoje taip pat, cituoju, pasaulio modelis buvo reiškiamas ne tik medžio, bet ir iš jo padarytų objektų. Namo, laivo, tilto, netgi krėslo įvaizdžiais. Tie objektai, kaip ir pasaulio medis, buvo įsivaizduojami jungiančiais visas tris visatos sritis. Citatos pabaiga. Eilėraštyje šulinio kaip mediatoriaus funkciją pagrindžia ir antroji cituojamo teksto strofa, kurioje dangus ir požemis sutapatinami. Čiūžt per dangų, kaip per Baltrūno kūdrą. Pasak Algirdo Juliaus Greimo, baltų pasaulėvaizdyje, cituoju, viskas, kas vyksta danguje, yra visų pirma tik tai atspindys gyvenimo marių dugne. Citatos pabaiga. Taigi, eilėraštyje atliekamas čiuožimas tuo pačiu metu vyksta dviejose opozicinėse erdvėse. Todėl šieno kelimo ir vėdros statymo judesiai taip pat gali būti sutapatinami. Ir aš matau, kad visai čia greitai apsisukau. Taigi, dabar jau keliauju prie išvadų. Vlado Braziūno poezijoje gyvybės ir mirties semantika intensyviai įpavidalinama gamtos elementų vaizdiniais. Tiek gyvybės, tiek mirties fenomenai įgauna ir ugnies ir vandens išraiškos formas, tačiau knygoje Stalo kalnas dažniausiai gyvenimas tapatinamas su ugnies, o mirtis su vandens stichijomis. Analizuotose Braziūno eilėraščiuose ugnies ir vandens elementai sudaro ambivalentišką struktūrą, kuria išreiškiama gyvenimo ir mirties opozicija. Dažnai gyvybės ir mirties fenomenai koegzistuoja tame pačiame tekste, tik skiriasi jų intensyvumas. Apibendrinant galima pasakyti, kad Braziūno poetika yra stipriai veikiama mitologinės vaizduotės ir materialios jos prigimties. O paskui štai čia yra Maniškis literatūros sąrašas. Ir tuomet ačiū uždėmesį. Tai ačiū, Viliau, taip trumpai, konspektyviai pristatei savo tyrimą. Tikiuosi, kad truputėlį galėsi praplėsti savo argumentaciją ir diskusijoje.
Tai labai kviesčiau kolegas įsitraukti, galbūt ir patarimų kažkokiu duoti, nes su Vilium mes esame jau daug kartų kalbėję ir apie problemas, ir apie jo analizės iliustratyvumą. Tai labai norėtume žvilgsnių iš šalies. Tiesiog gal ir kolegos baltistai galėtų kažką patarti ir kažkaip prisidėti prie to, kad tas tyrimas šiek tiek patobulėtų. Tai labai kviečiu, gal kažkokių klausimų ar patarimų turėtumėt Viliui. Tai jeigu galiu. Taip, žinoma, Vigmantai. Aha. Tai dėkui už pranešimą. Aš pernai, atrodo, Naujajam židiny perskaičiau jauno tokio žmogaus poeto recenziją apie Braziūną. Ten buvo rinktinė, man atrodo, kokia bloga Braziūno poezija yra. Žodžiu, esmė, nežinau, ar skaitėt tą recenziją, esmė buvo ta, kad nieko nėra ten toj poezijoje. Tai vat Vilius parodė, kad nelabai teisus tas jaunas žmogus, kuris recenzavo šitą rinktinę. O dabar, nežinau, aš gal tokiais patarimais dabar truputėlį iš šono žiūrėdamas pasidalyčiau, nes tiesa, kad nepamirščiau, Gastonas ne Bachelardas yra, o Bašleras, reikia tart Bašleras pavardė. Čia prancūziška pavardė. Man truputėlį kažkaip strigo, kad pranešimas yra fragmentuotas pagal atskirus eilėraščius. Ir pavadinimas liktai poezijoje, įmama tik tai viena knyga, truputį trūksta man tokio, kaip čia pasakyti, nelabai aišku, gal aš praklausiau, nežinau, pradžioje nelabai aišku yra, kodėl atsirinkti tie eilėraščiai ir tarsi yra fragmentiška tokia pavienio eilėraščių analizė, kuri paskui jau apibendrinama, bet ne visai aiškus yra atrankos principai. Tų eilėraščių man neliko aiškus. Ir kažkaip liktai norėtųsi, kad būtų tokia sistematiškesnė toje analizė, ta prasme, ne atskirų eilėraščių analizė, bet, kažkokie gal išimami, sakykime, vienokie ar kitokie vienos plotmės įvaizdžiai iš visos tos knygos, bent jau tada vienos tos knygos, ne iš visos poezijos, tų knygų ten yra nemažai išleidęs Braziūnas. Tai man neaiškus pats kažkaip komponavimas to pranešimo. Tarsi norėtųsi, kad būtų kažkokia kitokia sistema, ne pavieniai eilėraščiai, bet kitokia sistema, kur būtų tie atsparos taškai kompoziciniai kažkokios, nežinau, įvaizdžiai, pasaulėžiūros dalykai ar dar kažkas, bent jau man taip dėliotųsi. Nežinau, gal galima ir taip tuos pavienius eilėraščius dėliot, bet tada reikia kažkokio matyti paaiškinimo, kad būtų motyvacija aiškesnė, kodėl taip, o ne kitaip. Taip, o pačių eilėraščių ta vidinė analizė, man atrodo, tokia patikima, tuo labiau paremta įvairiais jūsų skaitytais darbais. Tik tai tiek, kad sakau, norėtus tokios visumos, kuri neišplauktų iš tos grandinėlės. Eilėraštis. Tai tokios pastabos, manau, būtų. Tuomet labai ačiū už pastabas. Visų pirma, dėl tos recenzijos, kurią pradžiai paminėjote, tai aš dabar darau tokį detektyvą. Kažkodėl jauniems žmonėms atrodo, kad iš principo nepatinka Braziūno poezija, tai mėginu išsiaiškinti, kodėl, dar nepavyko. Bet ant toks yra. Jo, dėl struktūros čia pasižymėjau labai šiaip geri patarimai. Jo, aš čia mėginau, taip, tarkim, tokią grandinėlę nuvesti, tarkim, nuo gimimo ar steigties, nuo kosmologų pradžios žemės iki mirties, toks, kaip pragyvenimą. Bet jo, čia gal ta grandinėlė nėra
toks pats geriausias pravedimas. Tai va, tuomet. Jo turėsiu omenyje, jo reikia apgalvoti tą struktūravimą. Ačiū Jums. Matau, Gintarė kelia ranką. Gintarė, norėjot kažką paklausti? Taip, aš norėčiau prisijungti. Ačiū už pranešimą Viliui, bet aš norėčiau taip truputį sureaguoti. Vidmantas pasakė, kad patikima jam atrodo ta eilėraščio analizė, o man tai labiau nei struktūravimo klausimas šitam pranešime, kaip tik svarbesnis dalykas atrodo būtent pačių eilėraščių analizavimas. Nes man atrodo, kad Vilius labai susitelkęs į tą teorinius tokius modelius, į tą mitinį tą tokį įprasminimą, jisai pražiūri, kiek šito dalyko yra realizuojama pačiuose eilėraščiuose, ar tikrai visada išsipildo ir ar visada tos opozicijos svarbios tame eilėraštyje kaip išreiškiančios būtent tas opozicijas. Tai man atrodo, kad aš patarčiau daugiau žiūrėti, kas pačiu eilėraščiu sakoma, nes gali būti, kad visos tos reikšmės aplinkui jos egzistuoja ir tai teisinga būtų jas ten išskirti, bet ne visos jos suveikia. Ir šitą padeda pasitikslinti pati eilėraščio visuma. Ką norima tuo pasakyti. Ir tarkim, buvo Valento cituotas pastebėjimas, jisai, man atrodo, tikrai reikšmingesnis negu toks labiau apibendrinantis Elenos Baliutytės pastebėjimas. Ir va čia reikia surasti tą balansą, kad išnaudoti tą konkretumą būtent. Ir ne visą laiką gerai, jeigu suvedi į tas kažkokias tai, kad ir reikšmingas, semantinės ar semiotinės kažkokias tai įtampas. Tai va, tai pavyzdžiui, tam trečiajame eilėraštyje, kad vyksmas juda mirties link, tikrai, sakau, visuose trijuose eilėraščiuose sunku dabar kažką man pasakyti labai konkrečiai, nes greitai reikia ir sekti, kas pasakota, kaip Vilius aiškina ir patį tekstą lygint, tai dėl to yra dabar labai sunku konkrečiais pavyzdžiais tą parodyti. Bet aš nuo to generalizavimo aš raginčiau atsiplėšti ir tiesiog skaityti, kas yra parašyta. Tai tiek, ačiū. Ačiū Jums. Jo ir va, šie akademiniai metai, mokslo metai man yra kaip mėginimas eiti patį poetinį tekstą ir taip nuo jo atsispirti. Nes Viliau čia dabar matau, ką aš esu užsirašius, kad kūdra gali ir turi būti užšalusi, kad per ją būtų įmanoma čiuožtelėti. Tai va tokius gyvenimišką, kai tą patirtį įterpi, matai, kad tada sunyksta tas priešpriešas sunyksta, supranti, tai va tokio vaizduotės įsiterpimas į tą, kas yra išguldyta tekste, reikia tikrinti ir visą laiką klausti, o ką dar ir tu tuo visų eilėraščiu nori pasakyti. Nes, schemos jos tik tai padeda galvoti ir įrašyti. Ir, pavyzdžiui, išvados visos skamba puikiai. Klausai išvados, išvadinė dalis yra puikiai, bet pavyzdžiai yra aiškinami grubokai. Tai atsiprašau už tokį atvirumą, bet aš manau, kad čia padės gal tau taip po truputį nuo to atitolt. Jo, tai čia viskas tvarkoj, tai tuomet jo man labai padės, nes jo aš kaip mėginu eiti poetinį tekstą į patį, tai vis dar reikia eiti, vis dar toliau skverbtis, bet ačiū, manau, tikrai labai vertingi patarimai.
Taip, iš tiesų, man atrodo, ir Vigmanto, ir Gintarės tie komentarai jau irgi ne pirmą kartą skamba svarstant tavo tekstus. Tai bus dar didesnis postūmis į juos įsiklausyti ir atsižvelgti, nes jau ir doktorantų seminare kalbėjom ir apie tuos atrankos principus, nes iš tiesų nelabai aišku, ar Braziūno visumoje vat būtent šitas rinkinys yra tau reprezentatyviausias, kodėl ir kodėl būtent šitie eilėraščiai iš tos visumos atsirenkami ir kaip jie figūruoja, funkcionuoja bendrame Braziūno poezijos lauke. Ar tu atsirenki tik tai tokius tekstus, kurie tavo analizai tinka, ar jie čia tiesiog reprezentatyvūs pavyzdžiai, ar jie visi tokie tose rinkiniuose. Na, va šitų dalykų akcentų reikėtų juos kreipti dėmesį. Ir viena iš pagrindinių pastabų, kurios skambėdavo kalbant apie Viliaus tekstus arba recenzijose jo straipsnių, kad nelabai aišku, koks yra santykis tarp to mitinio archainio pasaulėvaizdžio ir tarp poetinės vaizduotės, tarp tų poetų, logikos poetinės, to, ką jie įdeda į savo tas poetinės struktūras, o ne tik tai bandymas ieškoti tam tikrų atspindžių, tų mitologinių įvaizdžių, tam tikrų atsikartojimų, perkelimų į poeziją. Tai į šitą irgi reikia atkreipti dėmesį ir turėti galvoje, kaip tu sakai, judant link tos poetinės analizės. Kas vis dėlto yra tų poetų autentiškas indėlis į šitos mitologinės transformacijas ar modifikacijas, reikėtų sakyti tikriausiai. Ir tokie tavo komentarai, interpretacijos, kaip pavyzdžiui, vandens kibiras simbolizuoja požemio sferas, čia irgi citatą išsirašiau iš to, ką šiandien kalbėjai, bent jau reikalautų didesnio pagrindimo, nes, taip va tiesiog kaip faktas išrašyti, jie, nelabai pagrindžia tavo tą mokslinę mintį. Tai reikėtų vis dėlto dar niuansuoti savo argumentus. Ir, kaip supratau, tu požeminį matmenį akcentavai ir citatomis pradžioje. Tai mano tada klausimas dabar po tų visų komentarų būtų, ar galima daryti išvadą, kad būtent žemės ir vandens sferos yra dominuojančios Braziūno, bent jau tame eilėraščių korpuse, kurį tu analizavai šiandien? Jo, būtent tose eilėraščiuose ir pačioje knygoje Stalo kalnas, tai taip vanduo tai užima ryšį. Vaizdiniais aš manyčiau, kad labiausiai dominuoja vanduo, ugnis ir paskui jau eina žemė ir oro substancijos. Va. Ar dar kas nors norėtų pratęsti šitą mūsų diskusiją dabartinę? Nes, man atrodo, Viliui tikrai visos pastabos labai praverstų tolimesniam darbo etapui, kadangi yra 3 doktorantūros metai, o dar yra paieškų fazė, kaip aš suprantu, tai reikėtų truputėlį jau artėti prie tam tikrų pozicijų tvirtinimo ir jau teksto rašymo. Tai už tai ir tą seminarą padarėm su ta intencija, kad būtų galima kažkaip jau giliau pasižiūrėti ir į savo problemas ir pakreipti tyrimą tokia linkme, kad tų problemų būtų mažiau. Truputį reikia, patarimas toks čia, ką Gintarė kalbėjo, truputį reikia atsipalaiduoti gal nuo tų,
kaip pasakyti, schemų ir savos tokios interpretacijos paieškoti, kuri išplauktų tiesiog iš teksto struktūros logikos. Va čia ką ir kalbėta buvo ir apie tą užšalimą, neužšalimą, ir apie vandenį kažkur, tai tiesiog žiūrėti pačios teksto logikos pirmiausia. Ir ar ta teksto logika atitinka tą logiką, kuri, va čia kaip geri tie teoriniai tokie atraminiai punktai buvo pasirinkti, ar ta teksto logika visiškai išpildo tuos atraminius kažkokius punktus mitologinius, ar tik iš dalies, ar ten yra kažkokios interpretacijos paties poeto, niuansai atsiranda kažkokie gyvenimiški, žodžiu, tokio laisvumo reikia. Šiek tiek mažiau gal susikaustimo, schematizmo, bet tas su praktika ateina, aš taip įsivaizduoju. Tai tiesiog reikia laisvumo ir drąsumo šiuo atveju. Žiūrėti, ką diktuoja pats tekstas pirmiausia, o paskui jau žiūrėti, ar jis išpildo kažkokius, tuos mitologinius, baltiškus ar nebaltiškus, kažkokias struktūras, schemas. Tai vat, tos laisvės norėčiau palinkėti, interpretacinės laisvės, kuri turėtų būti susieta su teksto struktūros logikos matymu, tokiu, lingvistiniu, poetiniu matymu ir estetiniu tuo pačiu, pajaučiant kažkokius niuansus tuos geriau. Bet čia sakau, čia tiesiog patirties ir praktikos dalykas, tai aš manau, kad viskas bus gerai, jis ateis. Reikia tik tai daugiau gal drąsos tokios savarankiškai interpretacijai. Ačiū. Tai gal tą atsipalaidavimą, aš vis mėginu priartėti prie tų pačių tekstų poetinių. Ir tai gal tą atsipalaidavimo paimsiu, kaip dabar, kaip šio laikotarpio raktinį žodį, tai tokia sąvoka, tai mėginsiu atsipalaiduoti ir nuo tų visų schemų, kaip sakėte. Tai tuomet toliau tą kryptimį keliausiu. Ne visai, bet žodžiu, kad būtų ta erdvės individualiai tokiai, kaip pasakyti, individualiam pamatymui eilėraščio, žodžiu, tokiam subjektyvesniam galbūt šiek tiek. Taip. Ačiū. Per daug atsipalaiduoti irgi. Tiesa. Aš vien tik, kad nuo tų mitinių schemų arba teorijų. Kad žiūrėti patį tekstą, bet tokia kaip be išankstinių akinių. Taip, tikrai čia patarimas vertas dėmesio. Bet šiaip tikrai galiu Vilių pagirti kaip labai darbštų, labai imlų pastabom žmogų. Tai manau, kad tikrai viskas dar išsikristalizuos, tik tai reikia atpalaiduoti mintį, bet neatsipalaiduoti ta prasme, kad nepalikti savieigai ir dirbti sunkiai. Tai ir palinkėsim ir ačiū tau tada, kad išdrįsai šiandien pristatyti viešai tą savo tyrimo dalį ir linkim tada, kad jinai taptų skyriumi disertacijos, pritraukus dar ir kitus lyginamosius narius, poetus ir jų eilėraščius. Ir išsigryninti savo tada tą santykį tarp individualios laisvės, poetinės vaizduotės ir mitinio pasaulėvaizdžio. Nes tai yra ta svarbi triada, kurios reikia surasti tą tokią aukso kažkokį viduriuką ir tada ir analizė nuo to, man atrodo, tikrai patobulėtų. Taip. Tai dabar tuomet toliau ieškojimai tęsis ir ačiū visiems už komentarus, pastabas. Dabar tikrai bus aiškiau, kurie kryptimi keliauti, tikrai pagelbėjot. Ačiū. Tai ačiū visiems, tai dėkui, sėkmės Viliui ir tikimės pamatyti jau patobulėjusius tekstus dabar kitame seminare. Taip. Tai iki. Viso geriausio. Iki sudė. Viso gero. Viso gero. Taip.